Paskutiniu metu autoplius.lt apžvalgose jums daug pasakojom apie SUV tipo automobilius, prabangius ir didelius sedanus ir net pikapus. O C segmentas šiek tiek liko užmaršty, tad šiandien jį ir prisiminkim kartu su naujaja Opel Astra. Taigi šiandien mes išbandom 2024 metais pagamintą Opel Astra. Po kapotu 1,2 3 cilindrų benzinukas su 130 arklio galių, varantis ratai aišku yra priekiniai, pavarų dėžė automatinė, o į aplinką išmetamas CO2 131 gramas vienam kilometrui, vadinasi taršos mokestis bus, bet pats mažiausias koks tik įmanomas. Opel Astra istorija prasidėjo dar 1991 metais, tada nuo konvejerio nuriedėjo pirmasis Opel Astra modelis ir panašu, kad gamintojai nuo pat pradžių pataikė į tai, ko nori pirkėjai, nes automobilis iš karto tapo populiarus. Bėgant metams kartos keitėsi ir šalia manęs jau šeštoji šio modelio karta pasirodžiusi 2021-aisiais. Na, o skirtingą galią turinčių variklių šiame modelyje 7. Gamintojas siūlo rinktis iš benzinų, dizelių, mild hybrid sistemas turinčių modelių, plug-in hybridinės sistemas turinčių modelių ir net vienos vien elektra varomos versijos. Pats silpniausias 1,2, tik ne kaip šiandien su 130, o su 110 arklio galių. Tuo tarpu galingiausia GSE versija turės 1,6 turbininį benzininį variklį kombinuotą su plug-in įkraunama hibrido sistema ir bendrai abi jėgainės išvystys net 265 arklio galias. 2022 metais šis modelis dalyvavo ir Euro NCAP saugumo testuose, tiesa nepasirodė taip gerai kaip kai kurie iš jo konkurentų ir pelnė tik tai 4, o ne 5 saugumo žvaigždutes. Prasčiausiai Astra pasirodė apsaugodama pėsčiuosius susidūrimo atveju ir saugumo sistemų testus. Ir visgi, jeigu nori tokio automobilio savo, užsukite į autoplius.lt portalą. Šiuo metu jau galima rasti tokių modelių naudotų skiltyje, bet jeigu ieškot naujo ar nepatiks naudoti, tai apsilankykit autoplius.lt naujų automobilių kataloge. Na, o dabar pažvelkim į automobilio kėbulą, kuris, man atrodo, gerokai stilingesnis už visas praeitas Astra versijas. Apskritai, pagaliau, man atrodo, automobilis tapo stilingu. Pažvelkit, turim siaurus, šiek tiek platėjančius žibintus, kurie pereina į tamsias, juodas, stilingas, agresyvės, net norėtų sakyti, groteles. Dienos ledo forma panaši kaip ir gale, šiek tiek vėliau parodysiu, o per vidurį ant kapoto dar turim ir tokį lyg ir sportiškumo ir aišku šiek tiek aerodinamikos suteikiantį iškilimą. Beje, su skirtingom Astra versijom gausim ir skirtingus priekinius buferius. Astros universalo kėbulų ilgis 4,64 cm. Nemažai kaip universalui, bet ne taip ir daug. Prošvaisa 17 cm, tai gana standartinis aukštis. Na, o iš detalių turim 17 colių ratlankius, jie galėtų svyruoti nuo 16 iki 18. 2 spalvų kėbulą, man atrodo labai gražiai juoda su pilka, bet jeigu ta pilka būtų raudona arba balta, būtų šiek tiek daugiau gal spalvų dinamikos, bet principė tiek iš priekio, tiek iš šono man jis atrodo gerai. Na, o gale turim gana didelį spoilerį, kuris šiek tiek netgi ir uždengia šoną lango, atrodo iš tikrųjų kietai, pažiūrėsim, ar nekenkia matomumui. Toliau, kaip minėjau, panašios formos kaip ir priekyje galiniai ledai, didelis Astra užrašas ir jokio feikinio duslintuvo. Atsisėdęs į vidų apie prabangą nekalbėsiu, bet toliau kalbėsiu apie stilių, nes kaip ir iš lauko, taip ir viduje man šitas automobilis atrodo iš tikrųjų stilingai. Čia yra 2 ekranai, kurie per vidurį sujungti lyg ir į vieną, bet yra 2 atskiri ekranai. Juoda blizgi apdaila, tamsios lubos, tamsi centrinė konsolė, tamsios sėdynės. Viskas kuria tokį, na, lyg malonų ir jaukų vaizdą, beje, įskaitant ir vairą. Bet kokiu atveju turiu pažiūrėti į medžiagų kokybę. Šitos vietos, pudidulkūnės maloniai minkštos, kairiai pusėje truputėlį kiečiau, bet irgi malonu. Čia irgi medžiagos tokios tikrai ne pačios prasčiausios, gana minkštos, kokybiškos ir net čia apačioj minkšta. Aišku, vietos, kur yra daiktadėžė, arba štai čia yra kiečiau, pažiūrėkime, ar turim traškutį. Na tai surinkimas tikrai geras, bet truputėlį traška šita juoda blizgi viršutinė apdaila. Dabar perkim prie sėdynių ir jos man labai patinka. Jos nei per minkštos, nei per kietos. Labai geras toks pojūtis sėdint. Plius puikiai prilaiko tiek mano šonus, tiek ir šlaunis. Tai čia dedu labai didelį pliusą.
abi yra šildomos, valdomos ne elektra, o mechaniškai. Tiesa, vienas elektrinis mygtukas yra, jis man leidžia šiek tiek paversti sėdynę atgal arba į priekį, priklausomai nuo pozicijos, kokioje noriu sėdėti. Bet vietos čia labai daug, atsistūmęs iki pat galo, vos pasiekiu akceleratorių, mano ūgis 1,84 m, tai ko gero čia netgi patogiai galėtų vairuoti kokių 2,5 m, 2,10 m žmogus. Ir aišku, galiu prisislinkti labai arti ir stipriai išsikelti viršų, tai jeigu būčiau žemaūgis žmogus, tai taip pat galėčiau atrasti patogią vairavimo poziciją. Tai žodžiu, dėl sėdinių nei galiu, nei noriu kabinėtis. Multimedija. Nors jos ekranas ir atrodo iš tikrųjų labai didelis, tai šiek tiek optinė apgaulė, nes visur aplink tą ekraną dar eina ir toks plasmasinis apvadas, bet kokiu atveju to dydžio užtenka, multimedijų galima keisti įvairiausias spalvas, ji veikia pakankamai greitai, vizualizacijos ryškios, į pagrindinį meniu vis dar galima įeiti su 3 pirštų kombinacija, bet taip pat atsirado ir mygtukas, ko anksčiau nebuvo, tiksliau lietimų jautri vieta, su kuria irgi galima įeiti į tą patį meniu, jeigu nežino tos 3 pirštų kombinacijos. Čia yra daug įvairiausių funkcijų, skaitant Apple CarPlay ir Android Auto, kurias naudosit, ir apskritai turbūt prie multimedijos nelabai noriu kabinėtis. Jeigu klimato kontrolės valdymas pas Astra brolį Peugeot 308 perkeltas į ekraną, tai džiaugiuosi, kad šičia klimato kontrolės bent jau didžiąją dalį funkcijų galima valdyti paprastais mygtukais. Kiekviena iš 2 zonų turi savo atskirą temperatūros mygtuką, per vidurį pūtimo intensyvumas, na ir dar keletas funkcijų. Jeigu jau reikia išplėstinių funkcijų, kurių, būkim realistai, mums reikia retai, yra atskiras mygtukas, mes esam perkeliami į klimato kontrolės meniu, viską susitvarkom ir vėl ilgiausiai jo nematom ir viską valdom čia. Tai toks pakankamai patogus ir geras sprendimas, o visa klimato kontrolės informacija yra matoma štai čia kairiajame viršutiniam multimedijos ekrano kampe. Na, o dabar apie galinio vaizdo kamerą, kuri yra mane labai nustebinęs elementas, nes visų pirma labai ryškus, labai kokybiškas vaizdas. Galim pasidaryti atskirai priekinę kamerą, atskirai galinę kamerą. Nu, kai matom bendrą vaizdą, matysim ne tik kokybišką galinio vaizdo kamerą, bet ir 360 laipsnių vaizdą. Ir aišku, nepamirškim parkavimo jutiklių tiek priekyje, tiek ir gale. Tai žodžiu, labai gerai padarytas šio automobilio elementas. Vairuotojo ekranas panašaus dydžio kaip ir multimedijos ekranas, tokio patriškumo, lygiai taip pat kaip ir čia galima keisti skirtingas spalvas, galima keisti vizualizaciją. Tiesa, iš daug vizualizacijų čia rinktis tikrai negalėsit, kaip ir iš daug spalvų negalėsit. Principe matot visada pagrindinį informaciją, greitį, tachometrą ir tiek žinių. Nei labai geras, nei labai prastas, bet savo funkciją atlieka. Vairas, mano galva, dar viena stilinga automobilio vieta. Opel ženklas tikrai pasikeitė į gerą, tapo toks šiek tiek minimalistinis. Vairas odinis, man labai patinka taškuotos odos vietos, jas malonu liesti. Taip pat yra tokie lyg išgremžimai pirštam už vairo, kas padeda tą vairą, na, lyg ir laikyti patogiau ir maloniau. Vairas taip pat yra multifunkcinis, nepaisant, kad mygtukai atrodo lietimų jautrus, jie nėra lietimų jautrus, tai yra fiziniai paprasti mygtukai ir ačiū Opeliui už tą. Na, už vairo dar galima įrasti menteles, kurios padeda permesti pavaras, jeigu norėsite važiuoti ne su automatinė, o, sakykime, įsivaizduojama mechaninė dėžė. Plus, vairas yra šildomas ir turi nemažai skirtingų padėčių, kuomet jį galima įvairiai pastumti, pakelt ar atsitraukti. Tai žodžiu, dar vienas malonus elementas. Na, o dabar kaip visada turim pakalbėti apie dėtuvės ir praktiškumą. Tai duryse dėtuvė tokio pakankamai sąžiningo dydžio, bet lyginant su kai kuriais konkurentais ne pati didžiausia, bet čia tikrai telps vidutinis vandens butelis, dar keletas vežiojamų daiktų. Štai čia turim 2 užsidarančias dėtuvėlės. Štai čia vienoje vietoje telpa telefonas, kitoje vietoje jis beveik telpa. 2 USB-C jungtis, 12 V jungtis, 2 padelių laikikliai. Tokia lyg ir šiek tiek keistoka dėtuvėlė štai čia, bet kažką turbūt vis tiek įsidėsit. Porankis atsidaro į abi pusės, vadinasi, nei vienas, nei kitas keleivis stipriai neužsidengia ir jis labai gilus, štai tokio gylio. Turim vieną labai malonę dėtuvėlę akiniam, kuri įprastai būna viršuje, o šį kartą ji yra po multimedija. Ir viena iš malonių vietų yra ta, kad čia yra išklota medžiaga, vadinasi, net padėjęs akinius ant stiklų, aš jų nesubraižysiu. Tai ačiū Opeliui, kad rūpinėsi mumis akiniuočiais. Na ir aišku, turim štai čia dėtuvę, kuri yra tikrai gero dydžio. Dabar kaip visada atsisėdau galą ir pradėkim apžvalgą nuo lango, kuris, na, atsidaro beveik iki pat apačios, bet bent jau kur pasidėti alkūnę turėčiau. Toliau, už kiekvienos sėdynės po kišenėlę viena USB-C jungtis, taip gaila, nes jeigu turi 2 vaikus ir jiem reikės abiem krautis telefonus, jie pradės peštis. Nelabai kam tikus maža dėtuvėlė, vietos kiekis keliam
neblogas, beveik liečiasi iki sėdinės, bet nesiliečia. Na, nuo galvos iki lubų dar lieka kone apie 3 cm, tai viskas labai gerai. Pabandysiu atsisėsti per vidurį. Tai, na, vidurinė sėdinė gal užpakalį ir patogi, bet nugarai tai tikrai nepatogi, nes reikia labai išsiriesti, tai ko gero 3 gale važiuoti nenorėčiau. Toliau turim vaikiškos Isofix kėdutės tvirtinimus, kurie atsisega, tai čia nėra jokių dangtelio, išėmus kėdutę galim užsekti ir bendras vaizdas vis dar lieka gražus. Turim porankį su vieta pasidėti telefonui, jeigu norit kažką pasižiūrėti, ar taip, 2 puodelių laikikliai, tada atsidarantis vidurys, tai galite važiuoti 4 ir vežti kažkokį tai labai ilgą krovinį. Na, o daugiau nieko ypatingo čia neprigalvota. Bagažinės talpa 600 litrų universalo kėbulė, 11 litrų atsilieka nuo Golfo, kas iš principo nepasijaus. Toliau, labai maloniai pasitraukia dangtis. Dugnas yra dvigubas, jį galima šiek tiek ir prasigilinti, jeigu norit vežti kažkokį tai didesnį krovinį. Dabar aš jo nedarysiu, kad parodyčiau, kad dugnas gali būti visiškai lygus, tai kažkokį krovinį sunku ištraukti, arba miegoti, pavyzdžiui, bus visai patogu. Sėdynės atsilenkia poros svirtelių patraukimu. Tiesa, šiek tiek užsikabina diržas, tai sėdynę gražinant vėl jį reikės pataisyti, truputėlį erzina. 4 tvirtinimai sunkiam kroviniui, 12 voltų jungtis, 1 kabliukas ir porą kišenėlių daiktam. Pakankamai praktiška. Na, o dabar kaip visada pasileidom į kelią ir pradėkim nuo komforto, kuris turiu pripažinti, kad su šio segmento automobiliu yra stebėtinai geras, nes su 17 colių ratlankiais važiuojant per gulinčius policininkus duobes ar šulinių dangčius, na, bent jau pasirinkus atitinkamą greitį, jokio diskomforto nejaučiu, automobilio važiuoklė atidirba kaip tėvė mūsų ir važiuoja minkštai. Aišku, per dideliu greičiu važiuojant kaip visada tas smūgis jausis, bet čia ko gero labai teisingas pasirinkimas padarytas tarp važiuoklės ir ratų dydžio ir išvesta tokia sėkminga formulė. Kas liečia valdymą mieste, tai man patinka lengvai besisukantis vairas, mažas susisukimo spindulys, automobilis turi progresyvius stabdžius, vadinasi, kuo staigiau spausit, tuo stipriau jie stabdys, jeigu kažkokią, na, netikėtai kliūtį pamatysite, reikės staigiai sustoti. Ir šiaip su jo pakankamai malonu manevruoti tarp automobilių, kiemuose ar kažkokiose tai parduotuvių aikštelėse. Jeigu kalbėtume apie šiek tiek smagesnį važiavimą už miesto, vingiuotais, kažkokiais užmiesčio keliukais, tai automobilis tą gali pavirsti visai malonę patirtimi, bet jeigu perspusit, tai važiuoklė, kadangi, kaip minėjau, turi šiek tiek minkštumo, tas sukibimas jūsų turimas gali dingti ir lemti jau šiokias tokias problemas. Tiesa, automobilis turi ir sport režimą, kurį aš tuoj įsijungiau, pasikeitė spalvos, sujautrėjo šiek tiek pavarų dėžė, aš kaip mėgstu sakyti, tapo nervingesnė, pasunkėjo vairas, bet nieko sportiško čia nenutiko, gal tik tai atsirado kažkoks sportiškesnė automobilio pojūtis, važiuoja šiek tiek nervingiau, dėžė iš principo dirba taip pat, tai įsijungę tą režimą nieko ypatingo jūs nepasieksit. Pavarų dėžė, kokią turim, automatinė, ji turi 8 pavaras, iš principo pavaras jį permeta gana švelniai ir maloniai, išskyrus gal agresyvios akceleracijos momentus, bet tai nėra tik tai Opelio, tai iš principo yra didžiosios dalies ekonominės klasės automobilių su pavarų dėžėm, kurios turi bėgius, čia bandau išskirti variatorius, problema. Tas staigus akceleravimas, bet šiaip jį veikia maloniai, jeigu mėgstat mechaninės pavarų dėžės, galite rinktis ir 6 pavarų mechaninę, bet aš asmeniškai aišku rekomenduoju automatą, nes veikia jisai gana gerai. Na, sąnaudos Vilniaus mieste su 1,2 litro turbininiu benzininiu automobiliu, kuris, priminsiu, turi 130 arklio galių, siekia apie 7 su trupučiu litro 100 km. Mano galva tai yra geros sąnaudos, turint omeny, kad mes važiuojam Vilniui ir su benzinu. Jeigu jums jos atrodo prastos ir norit važiuoti taupiau, tai reiktų dairytis arba į dizelinės versijas, na, arba į tas, kurios bent jau turi elektros prieskonį. Bet tokiu atveju būtina pasiskaičiuoti, nes elektros prieskonį turintis automobilis iš karto kainuoja brangiau, bet turi mažesnės sąnaudas, tai ar apsimoka jį pirkti priklauso tik nuo jūsų metinio kilometražo. Matomumas priekyje tikrai neblogas, veidrodžiai kaip hatchbackui gana dideli, tiesa turim šiek tiek storokus statramščius ir man truputėlį norėtųsi veidrodėlį kilstelti viršų, nes čia matau pakankamai siaurą zoną. Gale situacija dar šiek tiek prastesnė, nes yra stori statramščiai, stiklas nors ir platus, bet pakankamai siauras, tai retkarčiais gali susikurti nematomumo zona. Na, o garso izoliacija, kaip čia pasakius, su kuo lyginsim? Jeigu lyginsim su Suzukiais ir Toyotom, tai gera. Bet jeigu lyginsim su premium klase,
tai dar stipriai yra kur tobulėti, nes girdisi šiek tiek ir lietus už lango, ir padangos sukimančios su asfaltu, ir netgi variklio 3 cilindrų darbas. Paklausykit. Jis labai stipriai pradeda rėkti, jeigu mes akceleruojam staigiau ir sukeliam apsukas, tai ko gero papildoma variklio ir salono kažkokia tai izoliacija tikrai šiam automobiliui pravers. Na ir kaip visada, ar verta rinktis paskutinės kartos Opel Astra? Na, automobilis važiuoja komfortiškai, neblogai valdomas, praktiškas ir talpus viduje ir tik pažiūrėkit, koks jis tapo stilingas. Na, o naujos Astros kainos startas vos truputėlį daugiau nei 25 000 eurų. Mano galva, automobilį rinktis verta, nes tai gana saugus pasirinkimas mūsų rinkui. Bičiuliai, ačiū, kad mus žiūrit, nesušalkit, nesušlapkit ir pasimatysim kitoje apžvalgoje. Iki!